Andrius Kubilius. Labai džiugu matyti mus visus šitoj puikioj ir gražioj vietoj. Sveikinu visus. Čia stovėdamas jaučiu iš tiesų, kad esame stipri ir galinga jėga. Mes visi pamenam, kad prieš 18 metų, prieš 19 metų ši diena žymėjo mūsų kelio į laisvę labai rimtą žingsnį į priekį. Tačiau taip pat pamenam, kad prieš 69 metus ši diena reiškė mums mūsų nelaisvės pradžią. Noriu visų jūsų paprašyti visų pirma pradžioje vieno dalyko. Prašau visus atsistot ir tylos minutę pagerbti tuos, kurie dėl to, kad prieš 69 metus kažkas pasirašė gėdingus paktus, žuvo kovodami prieš tos paktus ir žuvo ypač gausiai kovodami ir čia, šitoje Molėtų žemėje. Prašau pagerbti tylos minutę. Ačiū labai. O šiandien, mėlėjai, iš tiesų mes susirinkom tam, kad visų pirma pasidžiaugtumėm, kad esam visi kartu. Per šį laikotarpį po praeitų metų labai stipriai išsiplėtę ir sustiprėję. Susirinkom tam, kad pasakytumėm, kad mes esam jėga, kuri gali, privalo, nori ir tai padarys, prisiims atsakomybę už Lietuvos ateitį po ateinančių Seimo rinkimų. Aš džiaugiuosi, kad mūsų šios dienos renginį yra mūsų geras bičiulis, Gruzijos ambasadorius Georgi Kordikošvili, kuris sveikina nuoširdžiai თქვენთანაც უღრმესი მადლობა გადაუხადო იმ თანადგომისათვის, რაც თქვენ საქართველოსათვის და ქართველებისათვის აკეთებთ. Noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų asmeniškai už tai, kad jūs padedate Gruzijai. Iš tiesų mes pabandysim kažkaip labai glaustai trumpai išdėstyti keletą principinių dalykų, kurie yra labai svarbus, o visiems suprantant, kad spalio 12 dieną iš tiesų turime išvaduoti Lietuvą iš to raudono šešėlio, kuriame vis dar čia turime būti. Ir dar vienas baudos metimas, 4-3. Čia įgyja persvarą ir tai yra pergalė. Panevėžys pasitraukia iš kovos. Suolo, nepakylat nuo suolo, yra griežtas taisyklės. Žiūrime, niekas nepakyla nuo suolo. Ačiū, kaip rampą ir atgal. Pažiūrėk. O dabar labai greitai.